Šiame interaktyviame vaizdo įraše demonstruojama, kaip pasitelkiant sėkmės istorijas organizuoti trečiąjį edukacinės savaitės interaktyvųjį užsiėmimą. Išmoksite pateikti istorijų turinį ir refleksijos klausimus, pritaikyti pamokos planą prie besimokančiųjų patirties, vesti diskusijas, padėti dalyviams kurti asmeninio tobulėjimo planus bei rinkti grįžtamąjį ryšį. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Trečiasis interaktyvus mokymosi užsiėmimas paremtas trečiuoju atviruoju švietimo ištekliumi. Kryptis į gerovę – įkvepiančios jaunų vyrų patirtys. Šis AŠI pristato 20 autentiškų jaunų vyrų iš Lietuvos, Graikijos, Čekijos, Slovėnijos ir Serbijos sėkmės istorijų rinkinį, kurie įveikė su sveikata susijusius iššūkius. Šie pasakojimai pateikia aktualius sektinus pavyzdžius, parodančius, kaip tikri žmonės susidūrė su kliūtimis, padarė apgalvotus sprendimus ir pagerino savo sveikatą. Skaitydami ir apmąstydami šias istorijas, dalyviai gali pamatyti praktinės strategijas, pasisemti įkvėpimo ir suprasti, kad teigiami pokyčiai yra pasiekiami. Pasakojimai taip pat padeda jauniems vyrams mesti iššūkį lyčių stereotipams, išmokti atsparumo ir pripažinti paramos tinklų svarbą. Prieš trečiąjį mokymosi užsiėmimą jaunimo darbuotojai turėtų susipažinti su visomis sėkmės istorijomis ir savirefleksijos klausimais įtrauktais į atvirąjį švietimo išteklių. Pritaikyti pamokos planą, kad jis atitiktų grupės išsilavinimą, kultūrinį ir socialinį bei ekonominį kontekstą. Apsvarstyti raštingumą, ankstesnį dalyvavimą dviejose pirmose užsiėmimuose ir įsitraukimą į diskusijas. Trečiojo interaktyvaus mokymosi užsiėmimo darbo scenarijus. Įžanga ir supažindinimas su sesija. Sutikite dalyvius ir paaiškinkite tikslą. Tyrinėti realaus gyvenimo pavyzdžius, siekiant įkvėpti asmeninius gerovės pokyčius. Pabrėžkite, kad diskusija yra savanoriška ir asmeniniai prisipažinimai nėra privalomi. Istorijų analizė mažose grupėse. Dalyvius suskirstykite į mažas grupės. Kiekvienai grupiai priskirkite 1-2 sėkmės istorijas. Nurodykite besimokantiesiems sutelkti dėmesį į pagrindinės strategijas, iššūkius ir išmoktas pamokas, pavaizduotas istorijoje. Galimi klausimai. Kokie veiksmai ar sprendimai padėjo šiam jaunuoliui pagerinti savo savijautą? Su kokiamis kliūtimis susidūrė sektino pavyzdžio asmuo ir kaip jos buvo įveiktos? Kokios strategijos galėtų būti taikomos jūsų kasdieniame gyvenime? Refleksija ir sąsajos tarp istorijų. Mažos grupės grįžta į pagrindinį užsiėmimą, kad pasidalintų 1-2 pagrindinėmis įžvalgomis iš analizuotų istorijų. Moderatorius išryškina, kas sieja istorijas – atkaklumas, bendramžių palaikymas ar praktiniai gyvenimo būdo pokyčiai. Asmeninio tobulėjimo plano kūrimas. Po diskusijos dalyviai kviečiami sukurti asmeninio tobulėjimo planą, pagrįstą tuo, ko išmoko visos edukacinės savaitės metu, įskaitant patirtį iš interaktyvios prezentacijos, skaitmeninio žaidimo ir sėkmės istorijų. Jaunimo darbuotojas padeda dalyviams nustatyti vieną su sveikata susijusią sritį, kurią jie nori patobulinti, išsikelti vieną realų asmeninį tikslą, apibrėžti 1-2 mažus, pasiekiamus veiksmus, kuriuos jie gali pritaikyti kasdieniame gyvenime. Planas yra individualus, savanoriškas ir skirtas asmeniniai refleksijai, dalintis grupėje neprivaloma. Efektyvus užsiėmimo moderavimas. Palaikykite saugią aplinką, kurioje dalyviai jaustųsi patogiai dalindamiesi mintimis apie skaitytas istorijas. Naudokite refleksijos klausimus, o ne tiesioginius patarimus. Leiskite besimokantiesiems patiems įžvelgti pamokymus iš istorijų. Palaikykite diskusiją pabrėždami praktinės strategijas parodytas pasakojimuose, pavyzdžiui, planuoti maistą, valdyti stresą, subalansuoti laiką prie ekranų arba ieškoti pagalbos. Trečiasis mokymosi užsiėmimas baigiamas apibendrinant dalyvių diskusijas ir surenkant dalyvių atsiliepimus apie sėkmės istorijų aktualumą, pritaikomumą, diskusijos klausimų aiškumą ir moderavimą, bendrą įsitraukimą ir patirtį edukacinės savaitės metu. Norėdami efektyviai užbaigti edukacinę savaitę. Apibendrinkite pagrindinės įžvalgas. Trumpai pabrėžkite dėsningumus ir pamokas iš visų užsiėmimų, įskaitant prezentaciją, skaitmeninį žaidimą ir sėkmės istorijas. Išskirkite praktinės strategijas, kurias dalyviai gali taikyti kasdieniame gyvenime. Surinkite atsiliepimus.
Naudokite patogų įrankį – Mentimeter, slaido, susirašinėjimo langą ar trumpas apklausas, kad paklaustumėte dalyvių, ko jie išmoko, kas juos įkvepia ir ką jie planuoja išbandyti savo kasdienybėje. Skatinkite refleksiją ir veiksmus, paskatinkite dalyvius laikyti savo asmeninio tobulėjimo plano ir už šių mokymų ribų. Pasiūlykite pasirinkti vieną lengvai įgyvendinamą veiksmą ir pabandyti jį atlikti per kitą savaitę, bei pasižymėti asmeninius pastebėjimus ar pažangą. Pripažinkite dalyvavimą. Padėkokite dalyviams už įsitraukimą, atsakykite į visus paskutinius klausimus ir išduokite dalyvavimo pažymėjimus per Moodle platformą. Šis struktūruotas užbaigimas padeda įtvirtinti mokymąsi, sustiprina motyvaciją taikyti naujas strategijas ir užtikrina, kad dalyviai programą baigtų su praktinėmis įžvalgomis bei pasiekimo jausmu. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.